Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandieną noriu Jūs supažindinti su Vakarų Vokietijoje 1962 metais gamintų magnetofonų Grundig TK28. Šis magnetofonas lempinis iš 7 lempų, stereo, bet gali dirbti ir mono režimu. Kas būdinga šiam magnetofonui? Tai yra, kad jo atkuriamų dažnių diapazonas yra nuo 60 Hz iki 15 kHz. Tai yra beveik toks pat, kaip ir 61 metais pradėtas sovietų gaminti pirmasis lempinis stereo magnetofonas Jauza 10. Tai palyginimui tas Jauza 10 magnetofonas labai buvo brangus. Jis kainavo 400 rublių, kas buvo iš 100 gal vienam įkandamas Sovietų Sąjungos piliečiui pagal kainą. Štai šis Grundig TK28 magnetofonas irgi buvo nepigus, kainavo 561 Deutschmarkę. Ten daugiau gal negu 1 iš 100 tada galėjo tokį nusipirkti. Aš manau, kad kas 10 vokietis tai tikrai galėjo nusipirkti. Dabar šitas magnetofonas, kaip matot, yra labai gero stovio. Man jis pateko tikrai, žmonės tikriausiai labai mažai juo naudojosi, nes viskas čia jame nepakeista, netgi dirželiai, netgi nereikėjo šlifuoti galvutės. Štai čia persijungia šitais mažais mygtukais garso takeliai. Taip pat yra stereo režimas ir yra abiejų kanalų iš karto režimas, kas leidžia šito magnetofonu klausytis mono įrašų, 9 greičių darytų mono įrašų. Dabar aš trupučiuką pademonstruosiu, kaip šitas magnetofonas groja. Linkiu aš tau, kai vės kaukia virš neramiųjų vandenų. Labos nakties, geroji drauge, labos
magnetofonas pats savaime stereo režimu groti negali, jam reikalingas yra stiprintuvas su kolonėlėmis, ką aš ir esu dabar prijungęs prie stiprintuvo. Vienintelis šio modelio magnetofono minusas yra gal tas, kad jis neturi 19 greičio. Jeigu turėtų dar ir 19 greitį, tai ko gero jo atkuriamų dažnių diapazonas būtų nuo 20 iki 20 kHz.